Ketvirtas skyrius. Transporto priemonės vairuotojų pareigos ir reikalavimai. Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojusiems teisės aktų nustatytų privalomų kasdienių poilsių. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui. Duoti transporto priemonę vairuoti asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš pirmiau nurodytų veiksnių arba neturi teisės vairuoti šios transporto priemonės. Vairuodamas transporto priemonę, vairuotojas privalo laikytis vairuotojo pažymėjime nurodytų sąlygų. Draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę. Prieš pradėdamas važiuoti, motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo įsitikinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar joje yra pirmosios pagalbos, gaisrinės saugos, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto priemonės rūšiai privalomos priemonės. Taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės techninę būklę. Jeigu važiuojanti transporto priemonė sugenda ir dėl to neatitinka techninių reikalavimų, o gedimo pašalinti neįmanoma, vairuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo priemonių, gali važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos, išskyrus taisyklių 234 punkte nustatytus atvejus. Motorinę transporto priemonę, traktoriumi, savaeigę mašiną važiuoti draudžiama, jeigu neveikia pagrindinis stabdys, vairuotojas jo negali sustabdyti transporto priemonės. Neveikia vairo mechanizmas, vairuotojas negali juo valdyti transporto priemonės. Netvarkingas transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas. Lyjant, sningant arba esant rūkui vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks artimųjų rūko šviesų priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienai galiniai gabaritiniai šviesai neveikia neįjungta avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo. Tikrinančio pareigūno stabdomas transporto priemonės vairuotojas privalo ją sustabdyti. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti galiojantį atitinkamai vairuotojo pažymėjimą ar dokumentą, kuriuo patvirtinama teisė vairuoti traktorius ir ar savaeigės mašinas arba kariniai įrangai priskiriamas taktinės ir logistinės transporto priemonės ar jų junginius su priekabomis. Transporto priemonės registravimo, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentus, N, O klasių transporto priemonių ir T kategorijų ratinių traktorių paskutinio techninio patikrinimo ataskaitą, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir taisyklių nustatytus dokumentus, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nurodytus atvejus, kai motorinės transporto priemonės, jos junginio su priekaba vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų, taip pat leisti jiems patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti įteisintų prietaisų rodmenis. Tikrinančiam pareigūnui vairuotojas privalo paduoti dokumentus neišlipdamas iš transporto priemonės. Vairuotojui leidžiama išlipti iš transporto priemonės tik tikrinančiam pareigūnui leidus. Policijos pareigūno reikalavimų vairuotojas privalo Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytą tvarką leistis patikrinamas, ar nėra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo, keleivių ir krovinio saugumui kelionės metu užtikrinti. Vairuotojui draudžiama važiuoti, tęsti judėjimą, jeigu atsirado važiuojant, keleivių, krovinių, vežimo tvarkos reikalavimų pažeidimų, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, kol jie bus pašalinti. Mopedą, motociklą, triratį, taip pat lengvąjį keturratį, galingąjį keturratį, sunkųjį keturratį ir T3B kategorijos ratinį traktorių, kuris pagamintas keturačio konstrukcijos pagrindu ir neturi kėbulo, kabinos, privalu vairuoti abiem rankomis, išskyrus tuos atvejus, kai ranka rodomas signalas. Transporto priemoniai dalyvaujant viešajame eisme, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamasi rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymą naudojant laisvų rankų įrangą,
kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą. Transporto priemonių vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą per eismo įvykį nukentėjusiems asmenims. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos ir jų junginių su priekaba vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje arba esant blogam matomumui, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs iš, nulipęs nuo transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Vairuotojams draudžiama vairuoti transporto priemonės neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių, jeigu kelyje yra vaikų arba asmenų su negale. Transporto priemonių vairuotojai, dalyvaudami viešajame eisme, privalo pasirūpinti, kad ant transporto priemonės įrengta darbo ar kita įranga neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų, o papildomos šviesos, skirtos darbo vietai šalia transporto priemonės apšviesti, būtų išjungtos. Transporto priemonių vairuotojams draudžiama įsiterpti tarp mokinio, besimokančio vairuoti mopedą, motociklą, triratį, bet kurios rūšies keturratį, ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus vairuojamų transporto priemonių. Mokymo metu mokinys privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais ir skiriamuoju ženklu M liemenės priekyje ir ant nugaros. Tokią pat liemenę, tik su užrašu vairavimo instruktorius, privalo vilkėti ir vairavimo instruktorius, lydintis mokinį motociklu. Jeigu vairavimo instruktorius mokinį lydi automobiliu, automobilis turi būti paženklintas pagal taisyklių 4 priedo reikalavimus.